Pradėsim tuomet nuo 5 sekundžių susikaupimo pratimo, kurio metu sukaupsim dėmesį savo viduje ir sukursim vidinį norą, kad jūsų sielos įrašai būtų atverti. Ir kai būsit pasiruošę, prašom tą norą užtvirtinti balsu, ištariant žodžius, prašau atverti mano sielos įrašus. Žiūrime į jūsų sielos istoriją. Siela, ją būtų galima vadinti sena siela. Sena siela ta prasme, kad jos evoliucija prasidėjo kažkur kitur, ne mūsų visatoje. Reiškia, jinai pradėjo savo evoliuciją, iš esmės praėjo tą evoliuciją ir ieškojo, galima sakyti, kažkokių tai naujų patyrimų. Tie nauji patyrimai, ar tiksliau siekis tų naujų patyrimų, ją atvedė į mūsų visatą. Tai čia kokiu atveju vyko gan senai, prieš kažkiek šimtų milijonų metų. Ir jai atvykus į mūsų visatą, ji tiesiog ieškojo kažkokio kitokio patyrimo. Ir jinai pamatė daug įdomių nematytų energijų mūsų visatoj. Ja tai sudomino ir jinai nusprendė, kad nori jinai tas energijas patyrinėti. Tai jinai atvyko į šią visatą ir nusprendė tyrinėti įvairias fizinės formas. Ją sudomino skirtingos fizinės formos. Tai jinai bandė įvairias formas. Dauguma tokių formų, kurios buvo, sakykime, ji rinkosi tokias labiau, pavadinkim, jautresnės ir elegantiškas formas. Daugiau tokias rinkosi negu palyginus kažkokias grubesnės ir, sakykime, netokias jautrias formas. Nemažai šiuo atveju jinai rinkosi įvairių kaip vabzdžių formas, tokių kaip, sakykime, kaip vabzdžiai maldininkai. Ir idėja buvo tiesiog, tos formos buvo gan tokios elegantiškos ir daug buvo noro tas formas tyrinėti. Daug ir skirtingų visokių kitokių formų buvo tyrinėjamos. Bet visą laiką buvo kažkaip renkamasi tokios, kurios buvo, tokios, sakykime, labiau grakščios formos, taip taipogi žodis, kuris tai apibūdina. Nes kažkaip labai domino pats judesys, judesio mechanika, bei kad tas judesys būtų toksai kažkoksai kaip grakštus ir elegantiškas. Tai buvo kažkas svarbaus sielai, jos tyrinėjimui, nes jinai tyrinėjo formas, bet ją labai domino iš tikrųjų formų judėjimo menas. Tai yra, kaip jos tos skirtingos formos juda. Ir daug vabzdžių jie turi kitokias judėjimo metodikas, ne taip kaip, tarkim, humanoidinės būtybės, kaip žmonės ar pusiau gyvūnai, pusiau žmonės. Jie, turi tokią, sakykime, gan standartinę judėjimo mechaniką. Tiek, kad jie vaikšto stati ant dviejų kojų. Bet čia daugiau domino kažkokios kitokios judėjimo formos ir ypatingai tos, kurios turėjo kažkokią eleganciją ar tokį grakštumą tame judesyje. Tai tyrinėjant tas formas tiesiog ir labiausiai į tai buvo akcentas, į tai buvo didžiausias dėmesys. Ir tiesiog buvo judama nuo vienos formos prie kitos formos ir vis tyrinėjama jų judesio mechanika. Tai buvo labiausiai, kas sielą domino. Ir jinai per daug net negalvojo, į kur jinai eina, ką jinai daro, ką jinai renkasi. Tai nebuvo labai didelė esmė. Visą laiką esmė buvo tiesiog surasti kokią įdomesnę formą ir
patyrinėti jos judėjimo mechaniką ir kad tai būtų pagrindas, kodėl, sakykime, keisti reikia formą, tai dėl to, kad patyrinėti kažkokią tai naują formą ir būtent jos judėjimo mechanizmą. Tai tęsiasi milijonus metų toks tyrinėjimas. Siela gan daug surinko patirties tokiuose patyrimuose ir kažkaip jinai net pati nesirinkdama tos krypties atsidūrė šičia mūsų galaktikų sektoriuje. Iš esmės tai mūsų galbūt labiausiai turbūt Andromedos galaktikoje, kur ją domino, visą laiką ją domino kažkaip judesys ir jinai turėjo kažkokią idėją, nes viena yra, kai judesys yra motyvuojamas kažkokio, sakykime, poreikio, tai yra, kai siela dažniausiai su fiziniu kūnu juda dėl to, kad fiziniui kūnui kažko tai reikia ir tai motyvuoja būtent fizinio kūno judėjimą tam, kad patenkinti tą kažkokį fiziologinį poreikį. Bet čia buvo šiokia tokia kitokia energija, tai yra, kad taipogi judesys galėjo atsirasti iš diskomforto. Tai yra ne tik tais, kad, tarkim, fiziniai kūnui reikia patenkinti kažką ir jam reikia kažko ir jisai yra motyvuotas judėti link to savo tikslo, bet taipogi čia buvo nauja energija mūsų šitam galaktikų sektoriui, kad siela jausdama diskomfortą ten, kur jinai yra, tai ją irgi motyvuoja judėti iš savo esamo taško ir tai yra truputėlį kitaip negu judėti link savo norimo taško, nes kai tu judi link savo norimo taško, tai tada tu žinai, kad aš nenoriu būti čia, nes aš noriu būti ten ir tai tave motyvuoja judėti. Bet čia buvo kitaip, nes kaip ir, sakykime, nebuvo žinoma, kur norima būti, buvo žinoma tik, kad nebuvo norima būti čia, tai yra ten, kur yra patiriamas diskomfortas. Ir tai truputėlį kūrė tokią judėjimo dinamiką, kas siela sudomino labai ir nenusprendė ją tyrinėti išsamiau. Tai teorinė prasme jinai nemažai susipažino su tuo, būdama Andromedos galaktikoje, bet paskiau jie nusprendė atvykti į mūsų šią paukščių tako galaktiką, nes čia buvo gan nemažai fiziologinio diskomforto, kuris labai motyvavo judėjimui. Ir pradžioj buvo įsikūnyta Lyros žvaigždynė. Ir ten Lyros žvaigždynėje kilo nemažai karų, nemažai susirėmimų, nemažai problemų. Ir kilus tiem dalykam buvo nemažai judėjimo dėl esamo diskomforto. Tarkim, tos sielos, kurios gyveno Lyroj, ten kilo karas, konfliktas su reptilinėm rasėm. Ir toj vietoj tas konfliktas išprovokavo judėjimą, nes daug kas nenorėjo ten būti konflikto metu ir daug kas pajudėjo. Ir čia sielai buvo labai įdomu, dėl to, kad tokia judėjimo forma buvo neįprasta, motyvacija buvo neįprasta ir jinai norėjo patirti tai. Tai jinai pradžioj buvo prisijėmus pusiau žmogaus, pusiau pumos kūną, tai yra pumos humanoido kūną, kurie buvo populiarūs tuo metu Lyroj. Kai prasidėjo karas, tai tada bandė išvykti, bandė keliauti, prasidėjo kelionė, buvo daug dinamikos toj kelionėj, nemažai tada buvo pradėta keliauti po mūsų visą paukščių tako galaktiką. Siela ieškojo ir savo naujų namų ir taip, kur jūsų rasė gali tęsti savo gyvenimą. Tai nemažai buvo tokių kelionių ir nemažai kur buvo apsistota ir nemažai kur į tie laiką gyventa. Viena iš vietų, kur gal ilgesnį laiką buvo gyventa, tai buvo apsigyventa Tauro žvaigždyne, Pleiadžių žvaigždžių grupėje.
tai jūsų siela kurį laiką ten gyveno. Ten gyvenimas buvo, sakykime, gan saugus ir stabilus. Tai toje vietoje tiesiog sielai tai tiko. Ir kurį laiką jai reikėjo galbūt šiokios tokios pertraukos nuo ilgo judėjimo, nes jinai nemažai apkeliavo mūsų galaktikos ir tiesiog norėjo pailsėti. Tai kurį laiką ten ilsėjosi. Bet iš tenai sužinojo apie šitą Žemės planetą ir kad čia irgi vyksta daug keistų dalykų. Ir ją toliau kažkaip domino tas judėjimas, bet gal jinai nelabai norėjo tų tokių, sakykime, tarp žvaigždinių kelionių, bet daugiau gal galvojo, kad jai visai įdomu būtų kur nors vietoje pakeliauti. Tai jinai nusprendė atvykti į tą Žemės planetą ir žinojo, kad čia bus daug visokių labai turbulencinių energijų ir daug bus labai skatinimo judėti. Ir toje vietoje tai siela skatino, kad tai turėtų būti įdomus patyrimas, kad jai reikėtų tokio patyrimo. Tai jinai dėl to čia ir atvyko. Jinai čia atvyksta gan anksti, dar Lemūrijos laikais. Tai yra civilizacija, kuri gyveno ramiame vandenyne. Ir jau tenai tuomet vyksta pirmasis karas su kita civilizacija, kuri buvo Atlanto vandenyne, Atlantidos civilizacija. Ir Lemūrija yra sunaikinama ir tada jie turi išvykti iš to žemyno ir keliauti daug kur. Prasidėjo daug kelionių. Ir toje vietoje buvo keliaujama po Azijos žemyną nemažai. Iš Azijos tuomet atrodo į vidurio rytus buvo keliaujama. Kaip Persijos imperija, tada į Afrikos žemyną. Afrikoje kurį tai laiką gyventa. Ir iš Afrikos atrodo vėliau buvo atvykta į Europą. Europa jau arčiau modernesnių laikų, tai yra gal panašiai link nulinių metų, kai Romos imperija atsirado. Tai tuomet su Romos imperija buvo nemažai keliaujama. Tiesiog tai buvo kaip tokia priemonė keliavimo. Tai buvo keliaujama su Romos imperijos tiesiog plėtra. Paskiau, kai Romos imperija pavirto į katalikų bažnyčią, tai tada buvo prisidėta prie jos ir prasidėjo katalikizmo plėtimas. Tai buvo daugia keliaujama su tuo judėjimu. Tai irgi po Europą ir į Pietų Ameriką. Idėja buvo daug keliauti. Tiesiog buvo ieškoma su kuo ir kaip keliauti. Paskiau vėl buvo grįžta į Europą, kurį laiką gyventa Europoje, Pietų Europoje ir Vidurio Europoje gan nemažai. Kas liečia Lietuvą, kažkaip su Lietuva neatrodo, kad būtų labai stiprus ryšys. Kažkokie tai buvo susitarimai, Lietuvoje buvo lankomasi anksčiau, bet tai nebuvo labai kažkokia didelė esmė, buvo daugiau kažkokios aplinkybės, kad reikėjo lankytis, bet šitam gyvenime buvo tiesiog atrodo kažkokie sielų susitarimai, dėl ko reikėjo Lietuvoje būti, nes reikėjo sutikti kažkokius tai žmonės. Jeigu ne tie susitarimai, tai būtų gyventa kažkur kitur. Tai šitam gyvenime dabar siela iš esmės toliau studijuoja tos pačius dalykus, kur studijavo, tai yra kažkokį tai judėjimą, ar tai keliavimo formoj, ar tai fizinio kūno judėjimo formoj. Bet taipogi siela žino, kad jai reikia ir dvasių patyrimų, nes siela ruošiasi tolimesnėms kelionėms. Tai yra po šio gyvenimo jinai planuoja kaip ir palikti šią planetą.
tai jinai daugiau ruošiasi dvasiniai kelioniai, tam jai reikia šiek tiek žinių ir patyrimų apie dvasinius dalykus. Tai toj vietoj dabar šiek tiek daugiau energijos yra skiriama, sakykime, dvasiniam kelionėm, nebūtinai tiek fiziniam, bet ir dvasiniam. Tai tyrinėjant savo vidinį pasaulį. Šitam gyvenime tiesiog siela turi tyrinėti dalykus. Jinai toliau tyrinės fizinio kūno judėjimą, bet taipogi ir savo dvasinio kūno judėjimą. Šitam gyvenimui pasibaigus, su siela bus užmėgstas ryšys. Šiuo atveju tai atrodytų, tai bus turbūt plediečiai. Ir jie tiesiog jūsų sielą pasiims pas save atgal, iš kur jinai yra atvykus. Tada bus integracinis procesas. Sielai reikės persiorientuoti ir sugrįžti į savo buvusias energijas, bet atnešti savo naujas energijas čia įgytas. Tai bus kurį laiką gyvenama tenai, bet tai gal priklausomai nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių metų, kiek reikės laiko tą integracijai, bet jinai kažkada tai praeis. Ir tada siela matys, kad jai laikas judėti tolyn. Jinai taipogi matys daug labai potencialą, kurio jinai anksčiau nelabai matė. Jie norės pastudijuoti labiau tos potencialus. Atrodo, bus kažkokia sudaryta kaip sutartis ar kontraktas su Arktūro civilizacija, kur kažkas bus laikinai ten su jais bendradarbiavimo, mokomasi gal iš jų kažkas. Iš ten sielai atsivers naujos galimybės keliauti ir jinai tada ieškos naujų krypčių, į kur jinai norėtų judėti, nes jinai pamatys, kad jai reikia dar labai daug patirti įvairaus judėjimo ir jinai ieškos, kur jai būtų galima tai patirti, bet patyrimai šitoj mūsų paukščių tako galaktikoje atrodytų, kad jau bus, sakykime, išbandyti pakankamai. Ir jinai ieškos kažko tai kito, kuriai reikėtų būti, ką daryti. Jinai kažkokia kita galaktika rinksis. Ir yra iš ko čia pas mus rinktis mūsų visatoj. Tai jinai rinksis kažkokią kitą judėjimo kryptį, kažką tai kito mokytis. Bet tai bus kažkas įdomaus, kažkas reikalingo jai. Atrodytų turbūt gal tai buvo tokios aiškiausios energijos, kurios buvo dabar matomos. Gal iš to iškilo kokių tai klausimų ar komentarų. Jūs labai studijuojat, jūsų siela labai studijuoja judėjimą. Tai natūralus klausimas yra, ar jūs domitės ar vykdo tokią fizinę veiklą, tokius šokius ar sportą kokį ar kažką iš tokios srities. Tai iš esmės jūsų, kadangi studijuojat būtent tos dalykus, tai jums reikėtų pasižiūrėti kažkaip, į tą gal išsamiau ir savo gyvenime daugiau sieti save su būtent fizinio kūno judėjimu. Ir tai yra dalis sielos misijos, tai yra studijuoti tą būtent fizinį judėjimą, o kita dalis tai yra būtent studijuoti savo dvasinį judėjimą ir ruoštis išvykimui iš tos planetos, nes mūsų siela kaip ir ruošiasi ją palikti, tai toks taipogi pasiruošimo etapas. Dar kažkokių klausimų, ar gal norit prie nuotraukų jau pereiti? Su gulbėm. Tos gulbės yra pas jūs, domina ganėtinai ta gulbė. Tai iš esmės ten gal yra buvę kažkiek tai laiko būta, bet daugiausiai jūs galbūt domina dėl to, kad tos būtybės tenai ganėtinai turi grakštų judėjimą ir būtent jų judesys jūs domina, jų judėjimas. Tai yra kai kas, ką jūs galite tikrai pasimokyti, kas jums vertinga būtų, tai natūralus pas jūsų susidomėjimas. Galvoju, kad yra kažkiek buvo įsikūnijimų
kurių nepaminėjau. Tai yra vertinga jums domėtis šitą rasiją. Tai dabar jūsų nuotraukose, pirmoji nuotraukoje yra dukra šviesiais plaukais. Taip, tai šita dukra atrodo jinai turi ryšį su plediečiais, bet jinai taipogi turi ryšį ir nemažą su būtent tais jūsų gulbiečiais. Tai galbūt jūsų susidomėjimas gali būti labai susijęs su jie, nes jinai galbūt atneša tą energiją. Tai pas ją yra susitarimas su jumis, kad jinai kažkokią norėjo atnešti kažkokį irgi grakštumą į jūsų gyvenimą. Ir taipogi būtent tai yra susiję kažkaip su būtent tomis gulbėmis. Tai čia nemažai tos energijos ateina iš jos. Ir iš tikrųjų jūs turbūt buvot kažkaip pažįstamus. Galbūt tame, kai gyvenot, kai buvo daug keliaujama po šitą galaktiką. Ir buvo toj gulbės, toj civilizacijai. Tai tada jūs turbūt susipažinot. Kažkaip jūs susitarėt, kad jūs viena kitai padėsit, jeigu kada reikės. Ir kai jūs atvykot čia, ir dabar, kai yra žinoma, kad jums jau laikas išvykti, tai jinai prisiminė jūs ir sako, kad jinai nuvyks dabar ir padės jums kažkaip prisiminti dalykus ir pažadinti tas energijas. Tai jinai kažkiek katalizuoja jūsų dvasinį tą kelią. Tai jinai iš esmės gan svarbus faktorius yra jūsų nubudime ir dvasinėme augime. Dabar dukra su tamsiais plaukais. Pas jūs būtų konkretus ryšys, tai nesimato. Apart to, kad jinai irgi turi panašias energijas, kažkokio grakštumo energijas. Irgi kažkaip atstovauja tą pačią energijos liniją, bet nesimato jūsų kažkokio praeito gyvenimo konkrečiai. Tai jis turbūt yra labiau susijęs su tėčiu turbūt. Nepaisant to, jinai įkūnė irgi tas energijas. Tai jums ganėtinai tos energijos derinasi. Kodėl jinai atėjo pas jūs? Iš dalies tai yra dėl to, kad palaikyti tas energijas. Bet čia kažkaip yra daugiau susiję galbūt su tėčiu. Greičiausiai pas juos yra kažkokia tai sutartis. Tai vėliau pažiūrėsim tėčio nuotrauką, tai gal bus aiškesnė energija. Dabar yra artimas draugas. Šitas artimas draugas. Šis artimas draugas atrodo, kad yra jūsų kažkoks sutiktas kelias gyvenimus. Atrodo, kad jis yra susijęs su lyra kažkaip, su lyros katininiais humanoidais. Tai jūs tada buvot pažįstami ir atrodo esat gyvenime kažkelis kartus susitikę, keliose gyvenimuose čia žemėje. Tai jūsų kelionė yra sena ir esat ne kartą gerai sutarę įvairiais klausimais. Na, kaip ir visur yra ir nesutarimų, bet esmė tokia, kad jūsų artima draugystė nėra atsitiktinė, nes jums yra panašios energijos ir jūs kažkaip vienas kitą gerai papildot įvairiais klausimais. Tai, sakykime, tai yra sėkminga draugystė. Dabar yra dukrytės tėtis. Tai čia dabar apie antrą dukrą mes šnekam. Taip, tai jisai tikrai atrodo yra susijęs su ta dukra. Jie tarpusavį tikrai turi kažkokių konkrečių energijų, dėl ko jiems reikėjo susitikti. Kas liečia jūsų susitikimą, tai panašu, kad tarp jūsų buvo kažkokia energija. Panašu, kad ta energija buvo susijusi su Pietų Amerika. Kad Pietų Amerikoje, kai jūsų buvo keliaujama, jūs susipažinot tada.
Bet čia daugiau kaip buvo jūsų keliaujama kaip tie, vadinami, tie kolonistai katalikų. Buvo vykstama į Pietų Ameriką, jūs buvot ispanų kolonistas, su jais keliaujama buvo į Pietų Ameriką ir ten su juo buvo susipažinta. Ir tai buvo kažkokie, sakykime, tuo momentu stiprus patyrimai, stiprus ryšys kažkodėl tarp jūsų užsimezgė. Ir tai kažkaip liko ta energija. Tai jai likus ir jinai iš esmės tęsiasi iki šio gyvenimo, kur turėjo jinai toliau tęstis. Kažkaip ta energija vis dar egzistuojanti. Kažkokia yra tarp jūsų tikrai ta energija. Nėra labai didelio kažkokio pasakymo, kad tai, sakykime, kažkokia labai perspektyvi energija, bet jinai yra. Ir toj vietoj kažkodėl tai jums energija gaunasi. Tai galbūt tiek, jeigu nebent norėsit kažką daugiau paklausti. Dabar kitas draugas artimas, tai čia dabar jūs apie tą žmogų turite omeny, ne plunksnuotą. Šitas žmogus yra pažįstamas, nes yra iš Ispanijos laikų pažįstamas. Jisai buvęs jūsų irgi pakeleivis kažkoksai. Tam tikrą prasme šitos energijos panašios į to jūsų artimo draugo energijas. Tai kad jis irgi jūsų buvęs pakeleivis kažkoks ir šitas irgi buvęs pakeleivis, bet šitas buvo pakeleivis, kai buvo gyvenama Ispanijoje ir keliavot į tą Pietų Ameriką. Tai jisai buvo to kelionėje kartu su jumis. Padėjo jums keliauti. Ne tiek, kad jums keliauti, bet ta prasme visoje ekspedicijoje. Tai buvo jūsų bendra ekspedicija. Tai tai su juo buvo pažįstama iš tuomet ir kažkaip vis dar ta energija yra aktyvi. Tai turbūt gal kilo dar kažkokių klausimų apie šitas nuotraukas, kur apkalbėjom. Matot, jūs dabar renkatės pagal saugumą. Mes daugiau jums rekomenduotume rinktis pagal jūsų širdies troškimus. Ko jūs norit savo širdyje, kur jūs norit būti. Tai galbūt būtų daug išmintingesnis pasirinkimas, negu ieškoti, kur dabar jums yra saugiau. Ir jo labiau, kuo jūs argumentuojat, kad ten kažkur saugu ar nesaugu, tai ar jūs čia konkrečiai klausėt įžvalgos apie vieną... Mes neturim jokios informacijos apie jokią Lietuvoje nesaugią geopolitinę, kaip jūs sakot, situaciją. Tai neturim jokių komentarų toje vietoje, ką galėtume pasakyti. Tai daugiau sakytume, kad galim tiek pasakyti, kad jeigu klausysit visą laiką savo širdies, tai visą laiką būsi ten, kur yra saugu ir yra jums skirta. O jeigu ieškosit tik tais, kur yra saugu, tai galbūt tada protingai kažkaip ir susiorganizuosit, kur bus saugu, bet galbūt nebus ten laimės, nes nebus jūsų širdies. O jeigu klausysit širdies, tai nereikės tada galvoti, ar ten kažkur politiškai saugu ar nesaugu, nes būsit ten, kur bus jūsų laimė. O jūsų Ispanijos istorija tai gan yra stipri. Toj vietoj... O jūs jau gyvenot Ispanijoje anksčiau, ar? Tai Ispanijoje tai turėtų tikti, nes jūsų ilga istorija tenai. Su Lietuva mes nelabai aplamai matom jums stipraus ryšio par to, kad jums buvo kažkoksai susitarimas atvykti su kažkuo susitikti ten kažkokia. Jūs neturėtumėt pagal savo sielos kryptį, nėra Lietuvos. Tai
taip sakant, rinkitės pagal savo širdį ten, kur jūsų širdis įsiveda ir nepaklysit. Dar gal kokių klausimų ar komentarų yra? Na tai vat. Tai ką, tai dėkojom tada už galimybę pabendrauti ir tikimės, kad pavyko kaip nors ir pasitarnauti pokalbio metu. Tai jeigu pokalbis buvo naudingas ir sukūriau kokią vertę, tai mūsų puslapyje po sąlygomis yra nuorodos, kaip galima atsidėkoti. O tam kartui tuomet norėjom palinkėti viso ko geriausio. Šiaip tai paprastai tai nesiunčiam, nes pasižiūrėkit mėnesio eigoje pagal šios dienos datą, turėsit atpažinsit, o jeigu jau nerasit, tai tada parašykit, tai tada atsiųsim. Visą geriausią.